Gerbiama daktarė, labai dėkoju, kad jūs ne tik atvažiavote pas mus, bet kad savo darbu, tai būtų tik vienas veiklos sritis jūsų, bet jūsų darbas plačiaja žodžio prasme dėl gyvybės kultūros, šeimos, ne tik tai vienoj kuri nors vyskupijoje, bet turint minty ir šeimų asociacijas, katalikiškas ir tėvus ir įstatymus, kurie vienokiu ir kitokiu būdu įtakoja šeimas, siekiama įtakoti tas tiesioginis darbas su šeimos centrais, bendravimas ir kartu jūsų ta tokia, per jūsų šeimos gyvenimo, per asmeninę patirtį įgyta kartu patirtis, kuri yra pagrindžianti tai, ką mokslas, ką žinios yra pasiekusios. Taigi labai nuoširdžiai noriu padėkoti visos mūsų vyskupijos, kunigų, šeimos centrų vadovų, savanorių, šeimų vardu už jūsų darbą, už jūsų tarnystę, už jūsų pasišventimą. Tikrai gerasis Dievas tegul leidžia visada atrasti ir kad kartu būtų kuo daugiau žmonių ir šeimų, kuriems kartu labiausiai rūpėtų jų šeima pirmiausiai. Kad kartu suprastų, jog toje, kaip jūs sakote, tame aukso vidury būtų atrandamas kartu viešpats ir kartu einama per gyvenimą. Ačiū Jums ir Dieve tikrai padėk visą taip svarbią jūsų tarnystę.